16. Pratimas, diagramų kūrimas. Išmoksime kurti diagramas Word programoje. Reiškia, norint sukurti programą, jūs matot darbo eigą, o aš jau pakomentuosiu užduotį. Reikia sukurti diagramą, kad atspindėtų šie duomenys. Dešiniajam stulpe šone turi būti išvardintos kalbos ir čia turi būti 2 pusmečių rezultatai. Pasirinkam mygtuką Insert, Chart, išsirinkam mums reikalingą diagramą, šiuo atveju tinka šitos diagramos tipas, pasirinkam OK, atsiranda papildoma programa Microsoft Excel langas, šiek tiek jį pamažinsim, perkelsim į šoną, kad netrukdytų. Taigi, dešiniajam šone jūs matot serijas 1, serijas 2, serijas 3. Reiškia, kalbas reikia rašyti šitoje vietoje. Rusų, latinų, prancūzų, anglų, vokiečių. Atkreipkite dėmesį, kad prasiplėtė ir ši mėlyna juosta. Jeigu jinai bus susiaurinta, atkreipkite dėmesį, kad sumažėja ir dalykų skaičius. Praplečiam. Užpildom pažymius. Kairiame šone mes turim parašyti 1 ir 2 pusmetis. O šitus reikia ištrinti. Jos galima ištrinti arba pažymėjus šitaip, paspaudus į 4 ir tempiant iki skaičius 5, toliau spausti su dešiniu ir pasirinkti dėl. Arba galite pažymėti šitaip, ištrinti, bet kaip matot atsirado 2 tušti laukai, jos galima atsikratyti dar kitaip, prieėjus prie kampo, atsiranda dviguba rodiklė 45 laipsnių ir sumažinam iki reikalingo pločio. Surašom pažymius. Ir dar mes turim padaryti, kad virš kiekvieno stulpelio atsirastų reikalingas skaičius. Tai atliekama tokiu būdu, rodom. Pažymim, paspaudžiam su dešiniu į šį stulpelį, atsiranda išplėstinis meniu, pasirinkam Add Data Label. Paspaudžiam raudoną, Add Data Label, žalią, Add Data Label ir kartuojam šios veiksmus. Dar užduotys, tarkim, mes norim, kad būtų ašis iki skaičiaus 10. Tuomet į ašį dvigubai su kairiu klavišu atsiranda papildomas meniu, kuriame Fixit laukelėje pakeičiam skaičių 12 į 10. Ir spaudžiam Close. Kreipkite dėmesį, dabar skalė iki 10. Ar mūsų jau paveikslėlis atitinka tą, kurį mes turim nupiešti. Čia atitinka. Dėkui už dėmesį. Šitoj pamokoje mes paskaitoj dar panagrinėsim 17 užduotį. Specialiųjų simbolių paveikslėlio teksto laukų įtirpimas. Statom žymeklį reikalingo vietoj. Ir kaipgi įterpti simbolį. Insert symbol, more symbol. Ir taip toliau. Aš perėsiu prie konkrečios užduoties. Įterpiam iš pradžių teksto rėmelį šioje užduotį, reikia įterpti iš pradžių teksto rėmelį, paspaudžiam su kairiu klavišu, traukiam tiek, kiek mums reikia ir įterpiam paveikslėlį. Insert, Clip Art, Go ir įterpiam paveikslėlį. Sumažinam jį, praplečiam šį langą ir norėčiau, kad jūs mokėtumėt patraukti teksto išdėstymą dešiniau, tarkim, bet, kaip mat, paveikslėlį mes negalim perkelti kairę, tuomet reikia atlikti veiksmą su pelytės. Paspaudžiam paveikslėlį su dešiniu klavišu ir reikia pasirinkti Wrap Text, bet šiuo atveju šis laukas yra neaktyvus. Tam, kad jis suaktyvėtų, reikia iškelti šį paveikslėlį, pasiėmus su kairiu pilies klavišu, iškelti iš teksto lauko.
Tuomet galime atlikti veiksmą su 10 klavišų, pasirinkti wrap text ir pasirinkam square, pavyzdžiui. Tuomet įdedam jį atgal ir mes galim pastatyti žymeklį reikalingą vietai, rašom vardas, pavardė, simbolių įterpimas. Vilnius, tarkim. Atkreipkite dėmesį, kad Enter paspaudimas daro labai didelius tarpus tarp eilučių, tuomet pažymim visą tekstą, teksto rėmelį, pasirinkam pasirinkam home srityje paragraf rodiklėlę ir sumažinam tarpą po ir tarpą tarp eilučių iki vieno. Ok. Tuomet reikia dar šiek tiek tekstą nukelti. Vilnius, tarkim, kažkokia gatvės pavadinimas. Ir įterpiam simbolį. Insert, symbol, more symbol. Norėčiau, kad jūs pasirinktumėt iš skyrelio font Windings arba Webdings. Tam paspaudžiam 3 raidės Win, W-I-N ir pasirinkam, pavyzdžiui, Windings. Na ir čia pasirinkam, pavyzdžiui, telefoną, parašom telefoną, paspaudžiam Enter, įterpiam more, įterpiam, pavyzdžiui, pašto ženklelį, ar tokį, insert, close ir parašom adresas. Dėkui už dėmesį.